Tai pravažiuojant radau sąskaitą pašto dėžutėje dėl mokesčių, kuriuos reikia sumokėti. Taip reikalauja čia mūsų aptarnaujanti kompanija. Štai sąskaitėlė. Va, adresą Ievos Kauno 1612, mano vardu. Va, sąskaitėlė už 12 mėnesį 1,7. Kiek ten 1,7 patalpų šildymas, bendra suma štai jau tokia. Tai va, noriu fiksuoti, kokias gaunu šildymo paslaugas šitam bute. Va, termometras. Termometras rodo, kaip matote, va, na 10-12 gaunu, mano rankos sušilo kažkiek. 12 laipsnių. Va, už lango žiema, sausio mėnuo, 16. Na, gėlytės auga. Ramybės būsenoje. Taip, kambariukas, virtuvė, koridorius, ten vonia. Čia kitas didesnis kambariukas. Taip, va, gėlytė žydi kalėdinė. Už lango sausio mėnuo, žiemužėlė. Ir štai dar vienas termometras guli. Tuoj mes jį pažiūrėsim. Va, matot. 10 laipsnių, 12 ar 11, kiek čia, na, bet minimali temperatūra. Lauke gal yra apie 0, na, gal koks -2. Tai va, tokios šildymo paslaugos pas mane. Sąskaitos ateina, šildymo negaunu paslaugų. Vanduo iš krano taip pat bėga, ne karštas, o šiltas. Temperatūra va tokia, kad reikia su kailiniais čia būti, norint nesušalti. Tai va, tokioj laisvoj Lietuvoj gyvenam, kaip sakoma, sąskaitos ateina. Nežiūrint tai, kad yra štrichkodai, va. Ir čia kažkokia sąskaita atidaryta mano vardu. Bet antrą kartą, va, turiu mokėti už paslaugas. Taip vadinamas. Tai tokios tokelės.